Gerą dieną, eteryje svarbiausių savaitės naujienų apžvalga. Lietuvos krepšinio lygos finalai prasidėjo netikėtai. Kovoje dėl bronzos į priekį birželio 4-osios vakarą išsiveržė Panevėžio 7bet Lietkabelio komanda. 86-84 dramatiškai įveikusi Vilniaus Vulfsvitsbet. Likus 2 minutėms šeimininkai dar pirmavo 84-77. Vilkai pirmavo nuo 7 iki 40 rungtynių minutės. Tačiau tuomet žodį tarė Deividas Sirvydis. Iš pradžių jis mėgė 3 taškį. Gabrielius Valdūnas pridėjo 2 taškį, o likus 16 sekundžių Sirvydis baudomis lygino rezultatą 84-84. Vėliau Vulfs komandos ataka baigėsi klaida, o Dovis Bičkauskis išprovokavęs pražangą sumetė abi baudas. Paskutinio metimo teisė buvo patikėta Rašydai Salaimanui, tačiau jau 3 taškis buvo netaiklus ir mažajame finale pirmąjį tašką iškovojo panevėžiečiai. Sirvydis nugalėtojams surinko 24 taškus ir 31 naudingumo balą. Vulfsvitsbet ekipai Kristianas Tarvadas pelnė 21 tašką. Šioje dvikovoje Vilkai vertėsi be Kristiano Mekovulų, Jeffrey Tayloro ir Gerosono Brukso, o panevėžiečių gretose nebuvo Nikola Popovičiaus. Dabar keliamės į Kauno Žalgirio areną, kur startavo didžioji finalo serija tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto. Po dramatiškos ir labai atkaklios kovos Vilniaus krepšininkai žengė pirmąjį žingsnį aukso link, palauždami kauniečius minimaliu skirtumu 89-88. Likus mažiau nei 3 minutėms iki rungtynių pagrindinio laiko pabaigos atrodė, kad pirmąjį tašką didžiojo finalo serijoje iškovos dabartiniai šalies čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai, nes jie pirmavo 10 taškų skirtumu. Tačiau Rytas nepasidavė. 3 taškį su pražanga pataikė Justinas Goremas ir taip prasidėjo Ryto komandos spurtas, kuris prasitęsė iki paskutinės akimirkos. Paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę Goremas dar vienu 3 taškiu išlygino rezultatą. Vilniečiai galėjo išplėšti pergalę ir per pagrindinį laiką, tačiau paskutinis Markuso Fosterio metimas tikslo nepasiekė. Pratęsimo metu tikrą spektaklį surengė Gytis Radzevičius, fantastiškai mėtęs iš 3 taškų zonos. Ir Ryto komanda iškovojo nuostabiai gražią pergalę. Tai buvo pirmasis Ryto laimėjimas prieš Žalgirį šį sezoną. Daugiausiai prie to prisidėjo jau minėtas Radzevičius, pelnęs 19 taškų. RJ Kaulas ir jau minėtas Justinas Goremas pridėjo po 15. Žalgirio gretose 21 tašką surinko Lukas Lekavičius, 16 pridėjo Dovis Giedraitis, o 14 pridėjo Laurynas Birutis. Dabar pasiklausykime Ryto trenerio Giedriaus Žibėno ir Žalgirio krepšininko Dovydo Giedraičio komentarų po pirmosios finalo dalies. Aišku, visų pirma, nieko nepadarė mes per daug, pergalė žaidėjų šiandien, kiekvienas šiandien kažką atliko, davė kažką komandai, kažkas puolime, kažkas gynyboje, grinai žaidėjų pergalė, nes būnant prie -10 ketvirtam kėliny arba -8 3 minutėm likus, turi rodyti charakterį, turi rodyti ekstra charakterio gerus brožus, kad grįžti rungtynės ir turėti tą metimą, kad net laimėti be pratęsimo. Gal jo, tai kodėl laimėjom, turbūt kontroliavom šiandien perimetrą varžovų ir to pasiekoje jie neturėjo tų, vis tiek rungtynės yra apie tos atkarpas ir šiandien Žalgiris turėjo tik tai vieną tą tokią ilgesnę atkarpą. Mes patys nesusimetėm, jie kažkur rado spragų, bet šiaip komplimentai žaidėjams. Prie -10 grįžti ir išplėšti pergalę per pratęsimą išvykoje nėra lengva. Irgi iš komandos pusės, komandos vardu reikia turbūt LKL-ui kažką adresuoti, nes arenos apsauga turi daryti žymiai geresnį darbą, kad apsaugotų rungtynių dalyvius. Šiandien tas darbas nebuvo padarytas ir tikrai tą reikia atkreipdėmėsi tolimesnė serija tiek mums patiems, tiek aišku ir varžovams. Bet vėl, jeigu apie rungtynės, tai sveikinimai žaidėjams. Jo, kad neįvykdėm iki galo to žaidybinio plano, antroje pusėje įvykdėm, bet vis tiek neužteko jo. Turėjom laikytis jo ir pirmoje rungtynių pusėje. Ir taip laimėtas rungtynės paleidom. Atrodė, kad +10, kaip ir mačas praktiškai uždarytas, 2 minutės su pusė, kas per tą laikotarpį nepavyko per pačią paskutinį pabaigą? Nežinau, galbūt atsipalaidavom, viskas prasidėjo nuo 3 taškio su bauda, galbūt ten buvo ir puolime bauda, nežinau. Bet tada taip gavos, kad viskas tiesiog pradėjo eiti žemyn, klaidos pasipylė ir paleidom. Antrosiose mažojo finalo serijos rungtynėse pergalę taip pat šventė komanda žaidusi svečiuose.
Wolfsvitsbet ekipa 81-73 nugalėjo 7bet Lietkabelį ir išlygino kovos dėl bronzos rezultatą. Po 3 kėlinių rungtynių kontrolė priklausė Vilkams, jie pirmavo solidžia dviženklę persvarą. Tačiau 4 kėlinio pradžią Panevėžio krepšininkai sužaidė kone tobulai. Laimėjo atkarpą 14-0 ir sugebėjo įsiveržti į priekį. Vis dėlto keli svečių komandos tritaškiai nuslopino panevėžiečių entuziazmą ir Vilniaus Wolfsvitsbet grąžino lygybę serijoje dėl bronzos. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 17 taškų pelnęs ir 9 kamuolius atkovojęs Regimantas Miniotas. 14 pridėjo Eigardas Žukauskas, po 13 surinko Vaidas Kariniauskas ir Tryšanas Darvanas. Šeimininkų gretose 19 taškų pelnė Deividas Servytis, 12 pridėjo Džordžas Gagičius, 11 Dovis Bičkauskis. Trečioji mažojo finalo serijos akistata Vilniuje žaidžiama birželio 9-ąją. O dabar keliamės į antrąjį didžiojo finalo mačą tarp Ryto ir Žalgirio. Antrosiose didžiojo finalo rungtynėse ir vėl prireikė pratęsimo, o jame ir vėl triumfavęs Rytas priartėjo prie čempionų titulo. Galutinis antrųjų rungtynių rezultatas 104-94 paskelbė namuose žaidusių Giedrių Žibėno auklėtinių pergalę. Prieš pertrauką kauniečiai pirmavo 6 taškais. Po pertraukos vaizdas apsivertė aukštyn kojomis. Po trečio kėlinio jau pirmavo Rytas 71-67. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje rezultatas buvo lygus. Žalgiris turėjo šansą laimėti rungtynes per pagrindinį laiką. Tačiau Edgaro Ulanovo metimas tikslo nepasiekė. Na, o per papildomą laiką daugiau jėgų išsaugoję sostinės krepšininkai atsilaikė ir šventė antrąją pergalę finalo serijoje. Prie jos daugiausiai prisidėjo sprogęs Margeris Normantas. Ryto kapitonas pelnė net 26 taškus. 18 pridėjo Martynas Echodas, o 16 RJ Kaulas. Žalgirio neišgelbėjo 24 taškus pelnęs Laurinas Birutis, o Edgaras Ulanovas pridėjo 18. Galimai lemiamos finalo serijos rungtynės žaidžiamos birželio 10-ąją. Dabar pasiklausykime Giedriaus Žibėno pergalingo komentaro, o su juo šiandien ir atsisveikinu. Iki. Žinom, kad Žalgiris šiandien bandys suduoti smūgį nuo pat rungtynių pradžios. Taip ir buvo. Bandė užgriūti ant mūsų, bet tos smūgius ne iš karto, bet palaipsniui atlaikėm. Turėjom šiandien nuostabų fanų užnugarį, kurie dominavo visas rungtynės. Ar buvo pliusas, ar buvo minusas. Taip pat privalau išskirti kapitono pavyzdį sunkių komandai metu. Ir taip pat turiu išskirti vieną pagrindinių pergalės priežasčių mūsų gynėjus, kurie per 45 minutės prie tokio kamuolio spaudimo, ką turi Žalgiris šiemet, padarėm tik 9 klaidas. Manau, tai ir lėmė pagrindinės priežastis, kurios lėmė šiandienos pergalę.